Sveiki, mes esame mokinių tarybos nariai Vytautas Krupavičius ir Miglė Kašilionytė. Kiekvieną mėnesį mes aptarsime svarbiausius renginius vykusius mūsų mokykloje. Ir pristatysime, ką organizuojame ateinantį mėnesį. Taigi, lapkričio 11 dieną vyko tradicinė diena be uniformų. Todėl mokiniai vėl galėjo palikti mokyklinius švarkus spintose ir pasipuošti pilkai mėlynu spalvų deriniu, kurį parinko 3 AG klasė. Lapkričio 18 dieną mokiniai po pamokų rinkosi į aktų salę žiūrėti siaubo filmo Lozoriaus efektas. Susirinkę mokiniai smagiai praleido laiką, žiūrėdami filmą kramsnojo įvairius užkandžius ir šnekučiavosi su savo draugais. 3 AG klasės mokiniai išrinko temą ir paskutiniam lapkričio mėnesio penktadienį, 25 dienai, kiekvienas mokinys galėjo apsivilkti savo mėgstamiausiais, spalvotais, languotais, raškuotais ir dar kitokiais marškiniais. Filmų vakaras vyko ir gruodžio 2 dieną. Tądien mokiniai žiūrėjo komediją Savižudžių būrys. Visi smagiai praleidome laiką, juokėmės, užkandžiavome bei gurkšnojome įvairius gėrimus. Norėdami atnešti į mokyklą šventinės dvasios, gruodžio 5 dieną įžiebėme Kalėdų eglutę, kurią papuošė 2 gimnazinių klasių mokiniai. Nuotaikingai klausėmės jaunučių chorų atliekamų dainų bei stebėjome gimnazijos šokių kolektyvų pasirodymus. Gruodžio 6 dieną baigėsi 12 antradienių trukęs rudens sezono auksinis protas, kuris pritaukė labai daug dalyvių. Per visus 12 žaidimų komandos varžėsi, kuri yra protingiausia ir gudriausia. Susumavus 12 žaidimų rezultatus, paaiškėjo, kad pirmąją vietą užėmė Brainstormų komanda. Pirmosios ir antros vietos nugalėtojai gavo rėmėjo Lauryno Kašiūno įsteigtus prizus. Sutikdami gruodį ir nekantriai laukdami artėjančių švenčių, antrąjį gruodžio penktadienį mokiniai turėjo progą iš spintų ištraukti pačius gražiausius, šilčiausius megztukus ar kitus drabužius, kurie atspindėtų kalėdinių raštų temą, išrinko 2 AG klasė. Mokykloje iš karto pasijuto artėjančių švenčių nuotaiką. Gruodžio 9-ąją įvyko visų taip ilgai laukta naktis mokykloje. Dabar pasižiūrėkime, ko žmonės tikėjosi šio renginio. Ko tikėsi iš nakties mokykloje? Pagert. O tai nešysi kažką draudžiamo? Be abejo. Ką? Alaus. Gerai. Все? Gerai. Ko tikitės iš nakties mokykloje? Mes tikimės leisti puikiai laiką, atsipalaiduoti nuo mokyklos ir tiesiog būti su draugais. Taip. O
kaip tavo nuomonė, ar jūsų mokykloje reikėjo tokių naujų dalykų? Jūsų mokykloje. Taip. Kodėl reikėjo? Įvairiant. Kasdienybę. Ir dar vienas toks įdomus klausimas, ar bandysi įsimesti ką nors naudojimo būdų. O kodėl iš šito klausėt? Šiaip įdomu. Nu, visam dabar ir sakysim. Jo. Gal nešiuosi, gal ne. Nu, tai jau, pavyzdžiui, ką nors neštaisi? Ne. Gerai, ačiū. Susirinkę dalyviai žaidė stalo žaidimus, dalyvavo orientacinėse varžybose po gimnaziją, dainavo karaoke konkurse. Vakarieniavome skaniai valgydami picas, kurias atvežė geografijos mokytojas Gediminas Kanapickas. Labas vakaras, mokytojau! Kaip jums vakaras? Čia nebuvo, sakyčiau. Kaip picos? Skanios? Jūs sakykit man. Man visai patiko, tik kad labai tikriausiai neprivažiavot, kad atvėsusias atvežėte. 130 giniau. 130. Jo, kad tik šiltą atvežti. Dar mečiau ir soldatą užsukau, kad šimtais. Galim va viską. Bet kol susinešėt iki čia, kol jūs tenais išsirikiavot, jūs patys atsišaldė, taip, kad čia nepasako. Aišku, o kaip jums karaoke? Karaoke? Nebuvo. Nemačiau. Eisit tai mūsų rodyti. Ačiū. Jau po vidurnakčio dar žiūrėjome filmus arba ruošėmės eiti miegoti. Pasižiūrėkime, ar naktis mokykloje atitiko mokinių lūkesčius ir dar kartą žvilgtelėkime, kas vyko atėjus taip ilgai lauktai dienai. Labas vakaras. Ar patiko patikra? Labai. O jums? Taip pat stebim, aišku, ir patiko. Ar įsiveši kokių nelegalių daiktų? Kas buvo nelegalių, aš neįvės. O jūs? Ne. Nes aš, pavyzdžiui, po kempurio laikau kanatas. Čia tik tas Tavo kebūrė kanapų, tu nesvaikai. Taip. Ką aš nesupratau tada? Ko tikitės iš renginio? Visko ko geriausia. O jūs? Ačiū už jums už interviu. Gerai, manau, tai štai daug vaikelė. Labas vakaras. Sveiki, Martynai. Ponus. Kaip sekasi? Tiesiog nuostabiai. O kaip nuotaikos? Labai nuostabios. Ko tikitės iš renginio? Tikiuosi praleisti gerai laiką. Ar ką įsivešėt per patikrą? Jokių būdų, jokio alkoholio, jokio tabako, nieko. Tai jūs geras vaikas? Taip. Gal paspausim ranką? Paspauskit ranką. Dėkoju už interviu. Dvi komandas, taigi kas pralašė, tai keičiasi viena komanda. Da, Myra. Jūs O aš kodėl savus, tai ne mūsų nežinoti. Tai kiek įvėsi? Kokį jūsų? Mūsų nežinoti. Šiaip tai čia reiktų atsiminti. Ir mus kaip jūdas žmonės? Taip, Gruodžio 23 dieną mūsų dar laukia 5-8 klasių adventinis rytmetis, o gruodžio 28 dieną kalėdinis karnavalas, kuris skirtas 1-4 gimnazinių klasių mokiniams. Klasių nugalėtojų laukia tikrai labai puikus prizas – bilietai į mamą apdovanojimus. Ir dar sveikiname su artėjančiomis šventėmis. Vytautai, ko norėtum kalėdų dovanų?
Aš dar nežinau. Kalėdų senelis tikrai jau žino, ko aš noriu nuo jo dovanų. Dar daug laiko tai tikriausiai žino, nes ir laišką parašiau. O tu? Na, mano kalėdų senelis taip pat žino. Bet tikiuosi, kad tas mūsų kalėdų norus išpildys atėjęs kalėdų senelis į kalėdinį karnavalą. Ačiū už dėmesį, su jumis buvo Vytautas Krupavičius Ir Meilė Kašinalytė.